Dabar viešbučio teritorijoje yra 1, 2, 3, 4 baseinai ir tiesiai išėjimas iki jūros. Nereikia jokiais tuneliukais eiti, nereikia autobusiukais važiuoti, nereikia lysti po keliu kažkur, tai nėra šalia kelio. Tai kitaip tariant, tiesiai yra išėjimas ant jūros, yra prieplauka, yra vandens pramogos, galima pasimti vandens mocus, galima pasimti mašinytės ant vandens, galima su šitais tentais, nežinau kaip ten tie parašiutai, kur traukia kateriai, su tais galima irgi čia paskraidyti. Paplūdimys didelis, erdvus, barų pilna ant kiekvieno kampo, vienas, kitas, trečias, 2 užkandžių barai yra, ledai nuo 2 iki 5 valandos, vaikams vienas atskiras vandens parkas su čiuožyklom ir visokiais kalneliais, su kibiras, kur prisipildo, nukrenta žemyn iš viršaus, yra mažas varlinikas vaikam, su visokiais kriokliukais ir fontaniukais, yra lauke didelis ten mini kids club uždaras, bet kadangi buvo neaktualu, nesinaudojom. Rankšluosčius galima iki 6 valandos vakaro priduoti, tai kitaip tariant visas veiksmas prie viešbučio plius minus apie 6 valandą vakaro ir baigėsi. Tai viešbučio teritorija yra 50 štukų kvadratų, tai žmonių, kadangi šį sezoną užimtumas dar nėra didelis, dėl atšaukiamų kelionių ir visokių perkeliamų skrydžių, daug kas dar bijo skristi dėl tos karinės situacijos, tai viešbutyje rasti laisvų gultų kiek tik nori, bet kuriuo metu, kada ateisi, tikrai nieks nebėga 7 ryto, kad užsimti gulto, tai Lafalin gali. Yra kabanų, pilna, berods 12 ar 14 suskaičiavau, galima pasimti privačias kabanas, kaip mes buvome pasiėmę keletą dienų atgal, tai kabana kainuoja 80 eurų dienai su privačio liokajom, kuris tau nešioja gėrimus, maistą, viską gali telefonu suskenuoti, kad tau atneštų maisteką ir gėrimus tiesiai į vietą. Gali užsisakyti maistą, kad ir neštų ten visokie burgeriai ir fish and chips ir mėsytė ir vaisių lėkštė ir panašiai. Tai tas papildomai kainuoja vienai kabanai 20 eurų vienai dienai.